Nevaisingumas šiais laikais yra turbūt dažniausiai pasitaikanti problema jaunų porų tarpe. Kokios priežastys nulemia nevaisingumą ir kodėl nevaisingų porų daugėja? Begalė tų faktorių yra. Pirmiausiai, mes turime įgimtas ir įgytas. Įgimta tai gali būti įvairios anomalijos. Moteris gali neturėti makšties, moteris gali neturėti gimdos arba jinai yra neįsivyščiusi. Jau čia būtų sklaidos trūkumai. Lygiai tas pats yra vyrui. Pas vyrą gali būti įvairios sklaidos trūkumai. O įgytos tai jau turi ieškoti priežasties. Dažniausiai tai yra infekcija. Lygiai taip pat yra susirgimai. Endokrininės sistemos skydliaukė labai turi reikšmės į hormonai. Tai vat kada ateina nevaisinga moteris ir pradedam aiškintis. Pirmiausia, ieškai priežasties, kas yra. Ir turi hormonus įsitirti dėl lytinių kelių plintančios infekcijos. Viską turi įsiaiškinti. Anamnezę įsiaiškinti, ar buvo kažkokie uždegimai, ar buvo operuotas daleiskim trūkęs apendicitas, po kurių lieka saugus ir galbūt kiaušintakiai nepratekami. Tai va turi viską įsiaiškinti. Pirmiau, tai kaip būdavo nevaisinga, tai moteris kalta. Dabar tai yra 50-50. Vyrai lygiai tokias pat problemas turi. Vyrų sperma pastoviai prastėja. Ir tas sėdimas darbas, ten tolimųjų reisų vairuotojai, chemijos pramoniai dirbantis, kariuomeniai radiacijas gavę. Susideda daug tų priežasčių. Turi papunkčiui viską aiškintis. Hormonus, infekciją, pratekamumą ir vyro spermą. Ir žiūrėti, kurioje vietoje yra problema. Kaip pradėti gydyti. Pradžioje medikamentais, aišku, ten pastimuliuoti, pagalbiniai tie metodai, kad sperma paruošta leidžiami gimdą, inseminacijos. Kai viskas išsemta, nieks nebepadeda, eina mėgintuvėlį apvaisinimas. Kiek dažniausiai trunka tas gydymas, kai jau pamatot, kad tikrai nieko gydymu nepadėsit, lieka tik mėgintuvėlis? Tai visien gaunasi apie metai. Galima ir staigiai, jeigu vyro sperma visiškai vienas kitas tik gyvas spermatozoidas, tai daugiau jų nėra, tai reikia tą X atidaryti, kad išsirinkti tos gyvus spermatozoidus ir juos įsodinti į kiaušialąstį, nes jis pats iš vis nedaeina iki ten. Ar nėra daryta tokių tyrimų, kad vaikai, kurie gimė dirbtinai apvaisinti mėgintuvėlį ir vaikai, kurie gimė natūraliu apvaisinimo būdu, ar jie užaugę turi skirtumų? Žinot, aš negaliu tiksliai atsakyti, kiek ten sekta, kiek ten kas daryta, bet ką mes pastebim. Tie vaikučiai labai gudrus, kurie iš mėgintuvėlį. Tiek, kiek mes matom paskui juos ten į 2-3 metų, labai vykę vaikai. Labai. Kaip vertinate vyresnio amžiaus porų norą susilaukti vaikų ir kokia amžiaus riba užbrėžiama moteriai, nuo kurios jau nerekomenduojama daryti dirbtinį apvaisinimą? Nuo 45 jau praktiškai nedarom. Iki 45. Bet aišku, kad tas vaisingumas vis mažėjantis yra ir tie rezultatai yra mažėjantis, bet iki 45 darom. Ar nėra taip, kad prieš 10 metų ta riba buvo vienokia, o jau praėjus 10-20 metų, jinai jau galbūt bus 55 metų? Aišku, kad taip. Visien kiekvienas tas dalykas yra individualiai apsprendžiamas. Viena moteris 45 yra jauna, o kita 35 yra sena. Taip, kad labai turi žmogaus individualius savybės. O kita dalis dabar yra pinigai. Čia vaidina didelį reikšmę ir pinigėliai. Šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje daugėja gimdymų, kurie baigėsi cezario pjūvio operacija. Nors gerai žinoma, kad geriausiai vaikui pasaulyje ateiti natūraliu būdu. Ar negalima pasakyti taip, kad cezario operacijos dabar yra madingos? Gal kažkiek ir yra madingos, bet moters organizmas daug ką pasako. Reikia labai įsiklausyti ir moterį. Jeigu jinai klaikiai nuo pirmos dienos nėštumo vieną ir tą patį sako, cezaris, tik cezaris, tai nėra pageidavimų koncertas. Bet išimtiniu atvejai turi būti. Moteris gali išprotėti belaukdama gimdymą. Tai jau reikia su ja susitarti, pasakyti, kad tas cezaris bus padarytas. Tuo labiau. Pirmiau, kai būdavo, susiūdavom su siūlais, kurie 7 parą pradeda tirpti, ir tu nežinai, kaip suspėjus sugyti. Ne. Dabar susiuvo. Siūlai laiko mėnesiais. Viskas gerai. Tu cezarių gali padaryti 3-4, jeigu reikės. Dabar tie straipsniai ištisai, kad kuo mažiau cezarių, kad ten 30% tais laikais, kai aš dirbau klinikose, tai čia būtų tragedija buvus, kad tiek būtų cezarį. Aš ne prieš cezarį. Reikia daryti taip, kaip reikia. Yra labai šaunių moterų. Pirmas, daleiskim, nėštumas, cezaris dėl to, kad vaikutis įsidmenin pirmai. Antras nėštumas, jinai atkakliai sako, aš visien norėčiau pagimdyti pati ir po cezarių pagimdo tos moteris. Reikia daryti taip, kaip reikia. Bet į žmogaus norą reikia atsižvelgti. Organizmas geriausiai žino, ko jai reikia. Ne gydytojas. O ko motyvuoja
aukoja moteris pasirinkdamos Cezarį? Įvairiai. Didžioji dalis, kuri prašo Cezario, va tokio planiško, jinai iš mamos girdėjusi, kaip jinai gimė, kad jinai ten stambiai gimė, kad mama labai kankinosi, kad 3 paras negalėjo išgimdyti. Jau jinai turi tokį susidariusi vaizdą, kad ir jai bus tas pats. Jeigu jinai yra smulkutį miniatiūrinį, o dubuo gali būti normalus, jinai gali būti smulkių kaulų ir galėtų pagimdyti. Vis dėlto nedidelė dalis, bet yra tokia, kad nenori, kad gimdymo takais praeitų vaikelis. Tai seksas bus visai kitoks jau. Nedidelė dalis čia yra. Pagrindiniai vis dėlto yra pagal medicininės indikacijas. Tai yra stambus leliukai, kur nedaug dievė. Jeigu jis susitraumuotų gimdymo metu, tai geriau, aišku, Cezarį padaryti. Iš savo darbo praktikos pasakykit, kokie turi būti ar tai kaulų struktūra, ar dubens struktūra, ar moters sudėjimas, kokios moterys gimdo lengviausiai? Lengviausiai gimdo tos, kurios yra moteriškos moteris. Jinai nėra bus kokie nei ten sportininkai dideli, kad ten raumenis visur, žinot, ir tam tarp reikėti. Dažniausiai būna tokios biškiai apvalokos, gyvenimiškai labai teigiamai nusiteikusios, labai tikinčios, kad jinai pagimdys. Su normaliu dubeniu, sveikos, jos ir pagimdo normaliai, be didelių bėdų. Tai aišku, labai turi reikšmės ir dubens forma, ir vaikučio dydis, ir gimdymo takų ta struktūra. O taip aš skaitau, moteriškos moteris ir gimdo normaliai. Negalima tai pasakyti, kad sportuojanti moteris, jinai pagimdys daug lengviau negu nesportuojanti. Ne, sportuojanti, jinai tik tai, kada reikės stangintis, stumta vaikutė. Tai jinai yra pasitempus, sportiškai, jinai stumtels geriau negu ta moteris, kuri yra tokia silpnesnė. Bet pasakyti, kad ten sportininkai bus lengviau, taip ne. O tie vaikai, kurie gimsta po Cezario pjūvio ir kurie gimsta natūraliai, jie skiriasi kažkuo tai? Galvos forma gražesnė, kuris per Cezarį ištrauktas, o tas, kur praeina pro gimdymą takus, tai senis toks paplotas, ten reikia 2-3 dienų, kol ta galvytė pagražiai. Moterys, kurios turi krūtyse implantus, ar jos pastoja lengviau, ar jos pastoja taip pat, kurios be implantų? Ir kaip po gimdymo maitinti tą kūdikį? Ar tai yra viskas normalu? Apie pastojimą aš nežinau, kaip jos pastoja, bet implantai dabargi tai kišami po liauką, jos gali maitinti. Bet po to maitinimo, manau, kad dažnai reikia paskui keisti implantą. Bet su implantu jinai gali ir gimdyti